Nu ką, labą dieną, sveiki sugrįžę į naują video. Ką mes šitam video darysim? Važiuosim. Ir kur mes važiuojam? Tailando pietuose keliaujam. Ir dabar bandom nuvaryti į salą pavadinimu Ko Chang. O Robsas. Good morning, good morning. Morning vlog. It's the next day and it's another adventure. Vakar biškį užbaliavojom. Šiandien tokia sunkesnė diena, bet siek ankstus rytas. Ir mes pradedam kelionę. Tai deduos žymis ant kaklo kaip visą laiką. Ir susimatom kely. Pusrytukai mūsų tokie kaip visą laiką 7-Eleven. Einam pažiūrėti, ką šiandien valgysim. Šokoladinis pienas pusryčiam. Ir turiu čia šitą maišę su muštinuku. Water. Savadikap. Oh. I don't understand. Yeah. Motorbike. Aha. Ups. Atvarėm užsipilt degalų. Pažiūrėkit, kokioje vietoje esam. Toks kaimelis. Jokių turistų nieko. O tokios... Va tokios degalinės. Tiesiog pakely. Labai linksma. Labai mėgaujamės. Labai unikalią patirtį čia turim, palyginus su kitais turistais. Nes mes varom pro toks visiškus kaimus, kaimelius. O tame ir visas smagumas, aš va taip pasakysiu. Žiūrėkit, kokioje vietoje esame. Tokioje vietoje sustojom. O kodėl sustojom? Nes man pilvą belekai susuko. Esu apsinuodėjęs maistu, tai susuko pilvą truputį. Tai reikėjo apsilankyti tualete ir parodys, kaip vis atrodo. Nebuvo pats geriausias, bet misija įvykdyta. Bet atvarėm čia ir pasiėmėm maistą kažkokią. Maros arba ta. Kainavo 50 batų, kas yra €30 gal. Wondering what we're gonna get, man. Nežinom irgi, ką čia mes susakėm tiksliai. Nežinom, ar čia ta nuotrauka būtent ar ne, bet žiūrėsim. Let's have a little taste. I'll go first. Okay. Good? It's busting, bro. It's busting. Oh, damn. Alright, let's dig in. Ar patiko? Solid 8.5. Busting. Aš irgi duodu 8,5. Labai skaniai buvo. I don't understand. Hello. What are they cooking? Beef. And getting some plants on going. Oh shit. Yes. Dabar, kai pradeda lyt, mes tiesiog sustojom vietinių žmonių namuose, parodom, kad ar galim pastogų palyst. Mumis dažniausiai priima. Tai dabar tiesiog sėdim vietinių namuose, laukiam, kol lietutis praeis. Žiūrėkit, kažkokius žirnius kepa. Geras. Wow. O, hebra.
Turim blogų naujienų. Kažkas nuo emocijų vėl. Ant tokio stataus kalno. Pradėjom važiuoti ir jaučiau kažkas ne taip. Not good, man. Gerai, mocas bent jau užsiveda, kas visai gerai, bet neturi galios į kalną užkilti. Tai aš jį dabar tiesiog užstumsiu. Turim šiek tiek galios. Mocas atsigavo. Alhamdulillah. One night stand. Hello. Hello. How are you? Hello. What's your name? สวยไหมฮะ เอาเนี่ยไปขายได้ ฮะ ช่อง YouTube channel I can write อ๋อนี่เดี๋ยวให้พิมพ์เลยชื่อช่อง เราผมอะ What's your name ปองพบ John Park This one มัตเตอร์พรชัย Matty Ponchai แหวนซ่องหาให้เหรอโอเค Bye bye Atvarėme į kaimuką ir tokia šventykla kosminė stovi. Einam pažiūrėti į vidų. Dar nebuvom normaliai šventyklos vidų nei kartą. Wow. Kokie stovi. Graži ta šventykla, paprasta. Minimalistiškai. Dabar supratau, kad čia Lietuvos šventykla, pažiūrėkit, visos spalvos yra geltona, žalia, raudona. O kokią gražią šventyklą lietuviai pastatė. Eik, pažiūrėkit, vaikai su kuo ten žaidžia gatvėje. เข้าข้างทาง เดี๋ยวให้ดูกัน Nice. Yeah, it's a big one, huh? It's a heavy one. เอาใส่บอกอยู่ไอ้ตียานะกูไม่เล่นตีเอาทิ้ง มันไม่กลัวที่อะไร ตีเอาทิ้ง Pašėlė vaikėzai.
Vežkit, fuck. Savadika. Have อะไรครับ drink, ฮะ drinking something. อะไรครับ Savadika. ครับไปกินเอามือครับดูเลย Huh? Mine is clean. 47ครับ Kapun kap. ครับ Čia miega pardavėja. Šitą kelionę pakol kas žiauriai pašėlus mum. Po džiunglės, po Tailando džiunglės, po kaimus tokius važinėjom. Dar pasiėmiau kažkokių tokių sausainiukų, šokoladinį pienuką ir braškinį gėrimuką. Sumokėjau gal €1.10 tokioje vietoje. Čia šventiklėlė kitoj pusėje. Žiauriai linksma. Girdisi įvairiausi paukščiai, kur nesam girdėję. Matom dalykų, kokių nesam matę tas gyvatės, kaip vaikai su gyvatė žaidžia. Kosmosas labai patinka, labai laimingi mes abu esam dabar šiuo momentu. Tokie sausainiukas kažkokio kremu. Ne, neįsivaizduoju kokio, bet labai skaniai. Not bad. You like them? Patinka mums šitas maistas. Did you notice how he answered? Doesn't respect us. No. Vietinis gyvenimas verda. Verda. Jo, parodžiau tą vaizdą upės ir tada mes atsėdom ant motociklų ir norėjom išvažiuoti. Ir pažiūrėkit, kas vyksta. Prasidėjo audra truputuką. Šitas tropinis oras tai crazy yra, nes deda lietaus belia kaip stipriai kokią 10 minučių ir tada saulė vėl šviesia. Tai dabar reikia pralaukti 10 minučių čia. When the boat gets back to What time do boats go from Koh Chang back? Koh Chang come back to Lanong. Yeah. You want go in the morning and come back evening? We stay one night. we stay One night. One night. Go to tomorrow. Yeah, tomorrow morning. Tomorrow morning. The Tuesday it come back have in the morning. In the morning, In the morning 8:30. 8:30. Yeah. Have in the morning. It's okay. Okay. Long tail. And then we have from morning till evening, the whole day we can sit at the beach. Pretty nice. Sure. And come back finally 1,000 to 2,000. Motorbike, so much. Yeah, but it's expensive. I think it will be even cheaper if we just Motorcycle Rent a go motorbike to there. 5. Nu ką, tikiuosi dabar girdit, ką sakau, bet truputį update padarysiu. Tai mes atvarėm iki laivo, kur nuplukdina į salą, kurią norėjom varyti. Bet šiandien tragiškas oras ir jie sakė, šiandien jau buvo per vėlų, kad pasimti mocus kartu. Tai mes padarėm tokį sprendimą, kad mes šiandien pasiliekam šitą miestą ir tą rytoj rytą išvarom. Ir žmogui pirmyn atgal su savo mocu 26 eurai, kas nėra žiauriai pigiai, nes be mocų dvigubai pigiau, bet mums ten reiks toj saloj ten pasivažinėti vis tiek. Tai nusprendėm, kad paišlaidausim. Tai rytoj 9 ryto reikia būti toj pačioj vietoje, susimokėsim. O iki tol
mėgaujamės miestu. Tik aš tą miestą nuo to, kai atvažiavom, iki dabar non-stop lyja. Ir mes paklausėm tos tetos, ar šiandien nustos lyt, tai tiesiog žvengt pradėjo. Tai turi tarimą, kad nenustos dar kurį laiką. Nu bet nieko, kažkaip vis tiek pasimėgausiu miestą. Ok, atvarėm į hotelį. Yes. Okay. Nu, einam pažiūrėti, kaip atrodo mūsų mėgamasis. Pum, dvigulė lova. Bent jau didelė. That's nice. Finally a big bed. Nu, tai va ir pasibaigė turas. Lubos labai žemas. Bet tiesiog lova. Ir šiandien mes sumokėjom tiek daug pinigų, mes sumokėjom 16 eurų. Ar 17. Tai biški lievai. Už vieną iš prasčiausių kambarių sumokėjom daugiausiai, kiek mokėjom. Nu, bet nieko. Bent jau rytoj varom į salą. Reikia tikėtis, kad oras atrodys šiek tiek geriau nei atrodo dabar. Pasibuvom hotelį, įsikūrėm ir dabar mes varom plaut rūbų. Ir tada pasim pinigų iš ATM-o. Ir tada pavalgyt. Ir tada degalų įsipilt. Tai va šią mūsų dieną susistatė šiandienos vakaras. Atvažiavom. Čia skalbsimės rubelius. 100 baht? 20 baht, yes. Softener and detergent. Okay. What and why? Įdėjom visus rūbus skalbt ir aš sakau, kad tikrai visus esam be maikių. Tai prasti skalbiam rūbus kainuoja 120 batų, išskalbti ir išdžiovinti apie 4 eurus. Normaliai 2 padalinus porą euriukų. Dabar mes varom išsimt pinigų ir tada pavalgyti. Right? Rice? Rice. Išsiskalbiam rūbus, užsipylėm benzo ir va čia dar išsimt pinigų galim. Viskas vienoje vietoje. Jūs šiaip pažiūrėkit, koks gražus tas miestas. O kalnai, debesis, kalnų, visai šustrai. There are big money transfers here. How much is 150 do? Yeah, can you check? Cause You don't know, huh? Arigatou. Šita vieta ant tiek gera, kad restoranas net yra kažkur čia ant šono. Gal ir ne čia. Looks nice. Hell yeah. Vo. Wait. Real matcha. Okay, I'll do this one. It's cold. Spicy? Spicy? Yeah? Just tell her no spicy. It's a No spicy. no spicy. Okay, this one then. For me, this. I'll do this one. Yeah. Yes? Spicy? No. Oh, no spicy. No spicy. Yeah. Did you order some chips or something? Oh, no. No this. Dạ, ba bóng. Oh, okay. Oh, no. No. No this. Chicken. What's this? What's this? Spicy. Spicy. Fish. Shit. Fish. No spicy. This spicy? But on yeah, yes. No spicy? No spicy. This. Okay. Yes. Yes. I wonder what we get. Me too. Pažiūrėkit, nežinom ką, tiesiog bele kokį dalyką meniu parodom, nes ten vis tiek hieroglifai nieko nesprantam. Ir gavom žuvies, kiaušinį, ryžių, kažką tokio. Ir padažiukų. Tai valgom ir žiūrim, ar skaniai bus, ar neskaniai. Žiauriai skaniai, bet labai maža porcija. 1 to 10. So I'll 8. I give it 8.7. I really like it.
Nu, pasidarėm viską, ką reikėjo, išsiplojom rūbus, pavalgėm ir dabar grįžom į hotelį ir mes tiesiog nežinojom, ką veikti. Nežinojom, ką veikti ir tiesiog Google Mapsus vartėm, tiesiog pro vietas žiūrėjom, ką nuveikti. Ir pasirodo, yra Hot Springs, karščiosios termės, neatsimenu, kaip lietuviškai vadinasi, Hot Springs. Tai varom truputį pasimaudyti, jau beveik 8 vakaro, bet iki 9 turėtų veikti ir labai pigiai. Ten €1.20, kad į baseiną nueiti. Tai varom pasimaudyti baseiną. Esam tokioj vietoj, čia nesimato, bet ten žmonės sėdi ir ten kojas įmerkė yra. Mes dabar einam ant karšto akmens pagulėti. Pažiūrėkit, kaip atrodo karštosios termės. Labai karštas. Touch it, Rob. Is it boiling? They're also really hot. Oh yeah, that's good. Turbūt plaunam kojas prieš lipant į karštą vandenį. Thank you, Rob. This is really weird. Gerai, tai mes norėjome nuvaryti baseiną, kur kainuoja 50 batų, bet pasirodo užsidaręs, nors sakė, kad atsidaręs iki 9, bet mes atvarėm čia, kur viešumai galim naudoti. Ir čia veikia visą parą, čia tiesiog visą laiką pajungta. Ir mes nusprendėme, kad mes čia išsimaudysim, nes čia žmonės tik kojas pagrindę plauna, bet buvo keletą, kurie patys maudės, tai šoksim ir mes. How's the water, Rob? Is it nice? Reikia ir man įlipti. Oh, my burns. You don't have to tell me, bro. My hands are going crazy. Belia kiek karšta, žinokit. Žiauriai karšta. Pasimaudėm ir užteks dabar išdykaut. Atėjom pavalgyt, kad užbaigti vakarą gražiam restorane. Eat something. Tai čia vienintelė vieta, kuri dar atsidarius, jau 9:30, beveik visos vietos yra jau užsidariusios arba užsidaro 10, tai atėjom čia. Tikiuosi skaniai pavalgyti. Žiauriai ilgai laukia maisto, bet pagaliau atėjo. Aš gavau kažkokią kiaulieną ir ryžių, bet tie ryžiai, pažiūrėkit, sriubą ryžių kažkokią. Tai aš nežinau, užsimečiau ant kiaulienos, kažką tokio. O Robsas gavo Some noodles with vegetables, gravy, chicken, some mushrooms in there. It's pretty good. Abu labai skaniai gavom pavalgyti. Čia biškai brangesnė vieta, su gėrimais spėjau išleisim 3 eurus kažkur. Nu, vis tiek normaliai. Vienintelė vieta atidaryta tai. Nu, pavalgėm ir po pavalgymo Robas kai ką norėjo jums pasakyti. Sinčiama, Europrat, Čef. Fuck shit. Ką jis norėjo pasakyti yra tai, kad šiandien užbaigėme čia ir susimatom rytoj ryte. Nu ką, labas rytas, sveikinamės antrą dieną ir šiandien mes, kaip sakiau, vakar planavom varyti į salą, bet dabar, kaip matot, lyja belia kaip, bet mes čia ne dėl lietaus sustojo. Mes čia sustojom, nes mano mocas vėl užsilenkė, nebeužsikūrė. Tiesiog važiavom, truputį pristabdžiau, nes žmogus sustojo priešais mane ir tiesiog išsijungė. Tai jo, dabar pradėjo lyt kaip iš kibiro. Mes turėjom jau būti vietoj prieš minutę. Dar yra vienas keltas, liktais 1 valandą dienos. Tai gal jį spėsim, jeigu kažkaip mocas tvarkysiu. Jei ne, tai aš nežinau. Dabar tiesiog laukiam, kol biškai apsiramint lyt ir bandysim vėl kurti. Haha. Fuck, man.
one way or another. Savadi? Yes, no problem. Motorbike. Go straight. Straight and Left. nhớ trái and turn left. Mm-hmm. It have another Here, left. turn left. Go straight and turn left. Okay. Nu ką, dėdė mums pasakė, kad reikia varyti į Yamaha centrą, ten turėtų mums tvarkyti, problema su baterija yra kažkokia. Tai važiuojam link ten, gal pavyks da važiuoti. Daugiau 30 net negaliu spausti, kitaip uždūsta. Ir kai sustoju irgi mėgsta uždūsta, tai tikiuosi šitas mašinas čia nestabdys kiekvienam posėdžiui. Nu, situacija tokia, atvarėm į Yamahos centrą. Mano moca ten tikrina, žiūri, kame problema. Aš susirašinėju su žmogumi, iš kurio išsinuomoju mocą. Žiūrim, ką atsakys. Kiaura išlapęs esu, nes iki čia reikėjo važiuoti per lietų. Tas lietus nestoja šiandien visiškai. Tai va situacija tokia. Ką, žinau, linksma. Dabar esam dugne, bet iš dugno tik į viršų galim kilti. Ane, Robai? Ane? Nu ką, mocas sutvarkytas, bet orelis vis tiek dar tragiškas. Sumokėjau beveik 10 eurų už sutvarkymą. Ir dabar nes nežinau, ką daryti. Nes lyja belia kaip stipriai, tai biškiu važiuoti per žiaurų būtų dabar kažkur toli. Nusprendėm, kad nebevarysim į salą, nes per tokį orą toj saloj ten ką tiek ir priveikti. Ir vis tiek kainuoja brangiai, tai mes geriau už tos pinigus kažkokių kitokių veiklų susirasim pakeliui. Gal girdit griaustinis belia koks. Na, dabar mes varom į 7-Eleven, pasim pavalgyti kažką. Nu, 2 nykštukai išeina valgyti pasim. Koks griaustinis stiprus eina savo. Be jo, batai kiauri, šortai kiauri. Kažkaip bandom paslėpti nuo tualetos, bet taip ir sekas mums. Čia pitikai rašė, kad šiandien ir vakar yra lietaus liūtis žiauriai stiprias šitam regione ir visiems žmonėms išsiuntė tokią žinutę, kad čia taip atsargiai, kad lys labai daug. Ir to pačiu ta sala, kur mes norėjom varyti, yra irgi viena iš lietingiausių salų. Ne, ji yra pati lietingiausia sala Tailande. Tai ką padarysi? Neaplankysim šį kartą tos salos. Gal pasiseks ateityje kažkada. Ne, manau, kažką vis tiek linksmo nuveiksim, tai viskas turėtų būti tvarkoj. Žiauriai šalta šitam 7-Eleven, jie kondiškę pajungia, nes kiaurai šlapi. Pasiėmė tokį gerimuksą. Dabar žiūrim sumuštinuksą. Bum! Žalią kurį pasiėmė už 7-Eleven. Robsas sandwich su špinatais. Ir tai sėdėm prie įėjimo. Laukia, viduje yra kur atsisės, bet ten per šalta mums buvo, tai mes laukia nusprendėm pasėdėti. Ir po truputį oras gerėja vos. Pavalgėm ir nusprendėm, kad vis dėlto sėdam ant motociklų ir mes važiuojam link Bankoko, po truputį iš lėto. Kažką pakeliui paveiksim, pamatysim vis tiek. Bet jo, su šito lietu šitam regione tiesiog biškį per žiaurų yra. Nes vakar visą dieną lyja, šiandien nuo ryto iki dabar lyja. Tai tiesiog reikia užsidėti lietpalčius ir važiuoti, žiūrėti, kas gausis. Varysim vėl pro tą labai gražų kalnų kelią, tai laukiu nesulaukiu. Tikiuosi biškai pragiedrės. Prognozė nerodo, kad pragiedrės, bet kai išvažiuosim iš miesto, gal bus geriau.
grįžom į restoraną, kur vakar buvom, nes labai skaniai pavalgėm. Tai pasimsim tą patį užkanduką kaip vakar. Atėjom į restoraną, pasakėm same ir mums davė tą patį, ką vakar valgėm. Same. Prieš tęsiant kelionę reikia truputį užsipilti benzo dar. Šitoj keistoj degaliniai. Pas mumis nuotykiai nesibaigė, man buvo problemų su mocu, dabar Robsui išsileido galinę padangą. Mes varom iki vėl remontininkų, kad pasikeis padangą dabar. Ta pačią dieną 2 problemos ir Robui ir man. Šakės nesiseka šiandien. Savadi kap. Robas susiderino, kad mašiną įsidėt mocą, kad nuvažiuoti iki remontininko kokio nors. Geras žmogus leido. What did we get ourselves into? No man. So guys, we out here at the motorbike repair store. That's my tire. Well, it was my tire. Got a little problem. I felt it all the way an hour ago. I asked my boy Paul if he saw something. He didn't see anything, and then it got all the way run out. So now we're getting a new tire on here, man. This dude is getting me right. Nu tai jo, pas mane problema buvo su žvakėm, pas Robą padangas sprogo. Ir jis manęs iš tikrųjų klausė prieš valandą, ar išsileidus ar ne, ir man kažkaip atrodo normaliai. Ir tada pasirodo po truputį leidos vis daugiau iki tol, kol visiškai nusileido. Įdomu, kiek mums čia kainuos. Vakar buvo visiška aukštuma kelionės, taip linksmai praleidom dieną. Šiandien nenuvarėm į salą, visą dieną lyja, tada man mocas sulūžo. Robui padangas sprogo. Ir dabar mes iš vis, kur varom miestą, mes net nežinom, ar hotelis ten yra. Nes ten visiškas kaimas. Tai mes ten nuvarysim, dar nebus hotelė tikriausiai. Nežinau kaip čia. Be plano mes, bet taip ir linksmiau. Atsiminsim ir bus linksma paskui ateityje. Nu, Robzas sumokėjo 1008, tai čia jau normaliai, čia jau 3 eurų, 3 keli eurai. Jo, atsijėjo šiandieną mum konkrečiai. Dabar galim varyti miestą, kur nėra hotelio tikriausiai. Tanya. Money. Money? Dạ. Nhận nhá mấy. Check out. Check in nhang. Check in? Check lên đấy. Yeah, we stay somewhere. Okay. Maybe. Kapun kap. Look at that horn. Damn. This is gonna swell up too. You won't be able to see from me, right? Does it hurt? Really bad. Yeah. Fuck, man. Alright guys, so one more thing. I just got hit by a fucking big ass wasp like this under my eye, and as you can probably see, it's swelling up a little bit. Fuck this shit, man. Holy fuck. Šiandieną atrodo, kad jau tokia lieva diena ir vis žemyn eina. Net juokinga iš tikro. Vargšas Robas, kaip jam tai
širšiai ten, gėliai. Jis vos pakėlė savo šalmą viršų ir iškart pukšt gavo vieną. Nes mes čia sustojom, kad užsidėti lietpalčius. Jis vos pakėlė, kad man kažką pasakyti, bam, šakės. Atvažiavom į savo miestelį kažkokį. Čia dar tik pradžia miestelio, bet taip atrodo. Ir dar vienas dalykas, kas prisideda į blogybės, tai kad iš viso sušlapau, nes lyja. Turėjau lietpaltį, bet jis nuplyšo. Ir jis ant robo moco nusileido. Dabar bandysim atrasti per Google, kur čia tie hoteliai ir eisim klausinėti, ar priims mumis nakčiai, ar nepriims. Do you have room available for today? Full. You speak English? Room? Yeah, room. One room. Two people. No have? No have finished? Okay. Cup of cup. You speak English? You speak English? You have room today? Okay. Full? Cup of cup. Okay. Cup and cup. Where did you go? Du vienu metu prašovėm. Have room for 2 person? Okay. Cup of cup. Do you have room? For today? Yeah. Yes. How many people? 2. So, okay, we have here How much? 800 baht. We will come in 1 hour. Just 21 euros. Okay. Okay. Okay, cup and cup. Yeah. Nenoriu nieko sakyti, bet gal mūsų sėkmė po truputį pradeda apsisukti. Nes mes paskambinom gal 10 hotelių, nieks nieko neturėjo ir turėjom dabar važiuoti pusvalandį iki vienintelio hotelio, kuris apie 5 km aplinkui veikia. Ir pažiūrėkit, kokio jis vietoje. Jūs juokaujat. Taip, šiandien visą dieną nesisekė dar tokioje vietoje. Paplūdimys murna šiek tiek, bet vieta vis tiek labai graži. Wow. Įdomu, kaip kambarys atrodo. Sumokėjom 16 eurų, tai po 8 eurų žmogui nėra labai daug. Netyčia nenufilmavau, kaip mums įsileido teta, bet mums padarė kambarį iš vienos dvigulės lovos kambarį į 2 dvigulės lovos kambarį. Taip išpagerino, taip atrodo. Viskas tvarkoju, pasidėjau jau savo šmutkės. Tualetas irgi dušas atskirai. Alhamdulillah. Tai vėkna pasimdaiktas. Ir nežinau, ką veisim pažiūrėti miestas, kaip atrodo pavalgyti kažkaip. Vyrai nusimaudė ir dabar vyrai varo pavalgyti vakarienės. Ruošias laivų žvejybai žmonės. Ten tolumoje matas gal. Pažiūrėkit, čia visur laivai žvejybai išplaukia. Wow. Dabar kokios 8 vakaro. Visi taip žvejojo intensyviai. Wow. Mes einam. Smells here like fish too. Aha, it does a little bit. Đây mà chứ. Okay. Okay. Chậm ra. Normal prices. Xe bay đi rồi bảo. Yeah. Cup and cup. Cup. Cup and cup. Damn. That's it. We got a soup. 5-metė dirba. Atnešiau. Get it. Vieną pho. Pho? Ir ryžiai. Pamiršau parodyti, kokioj mes vietą esam. Va čia paplūdimys. Mes va čia va valgom. Rice? Let's try the soup. Ooh. It's some bouillon soup. Blow on it. Probably hot. Bussin'. Bussin'? Straight up bussin'. Try For some real? pho. I'm a Fiji son. Rice. No homo though. Damn. Bussin'. Mes valgėm, galvojom, gavom tik sriubą, ryžių ir daržovių, bet atnešė 4 vištienos gabalus. Chicken wings. Chicken wing. Vištienos sparnelius 4 atnešė ir dar kažkokių salotų aštrių. Tai dabar iš vis kaip karaliai valgom.
Įdomu, kiek mokėsim. Mes jas paprašėm, kad padarytų kažką skanaus, kas jai pačiai patinka. Ir dabar prinešė mums čia maistą, dabar įdomu bus, ar dar gausim kažką, ar nebe. Normaal was dat om 9 uur. Aš jas lepęs papačia. Om 9 uur moest jij de boot halen. Nu regent fucking af. Zijn motor wil niet meer starten. Wij raken. Ja, dat was het. Shit. 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 Take a seat. Take a seat. Let me try something. Ciao, man. Yo. Ciao, man. What is sit in Thai? Shit check up. Shit check up. Sit cup. Yeah. Good boy. Boy, good. Who's a good boy? Okay. Yes, cup. Here comes the airplane. Niam, niam, niam. Biški rydžių ir daržovių. Ir vištienos gabaliukas. Oh, no paws on the table. Man, no paws on the table. Okay. Niam, 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 niam. That's good, huh? Good boy. Pavalgėm vakarienę. Einam nusipirkti gėrimų vakarui. Praleisim vakarą prie... Jėzau, bijo vargšelį. Čia. Viskas gerai. Praleisim vakarą prie baseino. Parduotuvė be bato. Sadikap. Nu, va taip va ir užbaigėm vakarą. Baseinė vėl. Biški murzinas baseinas, negaliu pameluoti. Bet jo, čia pabaigėm šitą video. Turėjom nuostabią dieną šitam video ir turėjom tragišką dieną, kuri vis tiek buvo linksma diena. Tai 2 geros dienos, vienam video, visai linksmai praleidom laiką. Ir su to man aš noriu pasakyti, kad ačiū labai, kad žiūrėjot. Oba! Ačiū labai, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, užmeskit laiką. Užmeskit subscribe, jeigu norit pamatyti daugiau kelionių. Ir susimatom kitam video. Viso gero! See you guys in the next one. Come on. Viso gero!